sakykime, mes galim bijoti aukščio, mes galim bijoti šokti nuo skardžio, sakykime, ar ne su lynu, ten, ar su sklandytuvu kokius skristi mes galim bijoti. Na, tam tikrų dalykų mes galim bijoti, ar ne? Tai tokie yra ekstremalūs dalykai, bet bijoti gyventi, bijoti išeiti su vaiku, bijoti žvilgsnių kažkokių, bijoti pagrūmojimų, bijoti... Tokie dalykai nyksta, jie išnyksta tiesiog ir tu juos prarandi ir ačiū Dievui. Tai aš tikrai visus raginu nustoti bijoti, bandyti lipti per save, per savo ego, lipti kartais, ar ne, tiesiog ir lipti per savo baimės. Ir ta baimė nebeatrodys tokia stipri, ta baimė atrodys visai mažytė ir manau, kad ta baimė pati pradės bijoti jūsų, ar ne? Svarbu ryžtis tam.